Kodėl fruktozė yra pavojingesnė negu gliukozė? Dažnai žmonės galvoja, kad fruktozė yra mums sveikesnis cukrus ir rašo komentaruose, kad fruktozės yra žemas glikeminis indeksas, o tai reiškia mažesnį cukraus kiekį kraujyje. Tai ir čia yra gerai. Fruktozės glikeminis indeksas yra žemas dėl to, kad iš žarnyno per vartų veną fruktozė eina tiesiai į kepenis. Kepenyse fruktozė verčiama į gliukozę ir tik tada ta gliukozė patenka į kraują. Toks procesas yra lėtesnis ir dėl to fruktozė sukuria mažesnį cukraus šuolį. Šitas fruktozės perdirbimo procesas kepenyse gerai veikia tada, kai mes vartojame mažai fruktozės. Taip kaip ir buvo visą mūsų evoliucijos laikotarpį. Nuo 1970-ųjų, kai fruktozė buvo pradėta naudoti gėrimuose ir kitose saldumynuose, fruktozės suvartojimas vien per pirmus 20 metų išaugo 10 kartų. Mūsų kepenys nėra sukurtas perdirbti didelį fruktozės kiekį, dėl to fruktozės perteklius yra verčiamas į riebalus. Atsirado net ir naujas pavadinimas – nealkoholinis kepenų suriebėjimo sindromas, nes iki tol kepenų suriebėjimas buvo išskirtinai alkoholikų liga. O kuo kepenys mažesnės, kaip pas vaikus, tuo kepenų pajėgumas skaidyti fruktozę yra mažesnis ir tuo fruktozė jiems yra pavojingesnė. Anksčiau nebuvo tokio dalyko kaip vaikas su suriebėjusiamis kepenimis. Dabar beveik 10% vaikų turi kepenų suriebėjimą. Todėl sakyti, kad fruktozė yra geriau, nes ji ne iškart patenka į kraują, nemanau, kad teisinga.